nusikelkime į 1984 metų rugsėjo 1 dieną. Jūs matote kaimo keliu bėgantį, verkiantį berniuką, nešina ruda mokyklinė kumprinė ant nugaros ir jį pasivyti mėginančią mamą. Tai aš. Man beveik 6 metai. Bėgu, nes noriu pasislėpti nuo žmonių. Klausėte, kodėl? Todėl, kad manęs nepriėmė į mokyklą. Mokyklos direktorė pasakė, kad man trūksta 23 dienų iki to, kad man būtų 6 metai ir aš būčiau priimtas. Sunkiausia yra tai, kad šitą žinią mokyklos direktorė pasakė visiems viešai susirinkusiems į rugsėjo 1 dienos šventę. Aš verkiu, aš noriu pasislėpti nuo žmonių, aš garsiai kūkčioju ir bėgu, vos mama mane paveja. Jei paklaustumėte nepažįstamo praeivio, jis sakytų, ko čia pergyventi. Po metų priims, o žmonės per tą laiką pamirš ir tai, kas nutiko tą dieną. O ką pasakyčiau aš, jei manęs būtų tada paklausę? Aš taip norėjau mokytis, aš taip degiau tą aistrą. Mano mama pasakojo ir pasakodavo, kad tiesiog kiekvieną dieną spirgėdavau, tampydavau ją už rankos ir sakydavau, mama, kada bus rugsėjo 1, kada aš jau galėsiu eiti į mokyklą. Laimiai, mano tėtis man sode pastatė lentą, sukonstravo tokį suolą, kuriame aš turėjau savo mokyklą. Laukdamas tos kitos rugsėjo 1 dienos, aš mokiau mamą, mokiau tėtį, mokiau brolį, tėčio dėdę, matematikos ir įvairių kitų dalykų. Aš laukiau. Ir pamenu kaip šiandien, tą dieną, kai aš tada garsiai savo pasakiau, gyvenime aš turėsiu savo mokyklą, nes man patinka mokytis. Ir turbūt širdis vedė 2012 įkurti mokymų kompaniją, kuri šiandien keičia požiūrį į tai, kaip žmonės mokosi kompanijose. Aš tikiu mokymosi visą gyvenimą idėją. Man labai patinka mokytis, man patinka įkvėpti žmonės mokytis, augti, veikti ir pasiekti geresnių rezultatų. Šiandien esu susidomėjęs storytellingo tema, parduodančių istorijų tema ir galvoju, kurgi šita tema prasidėjusi šį naują kelionę mane nuves. Čia turbūt prasideda nauja istorija. Aistra mokytis įkvėpė mano širdį dainuoti.